Mane paprašė pamoderuoti Gintas, įprastai kaip praeitą kartą, kai jis pristatinėjo knygą apie, savo pirmąją knygą apie tai, nuo ko prasidėjo jo mušamųjų pasaulis. Aš taip vadinčiau tą dalyką, tą knygą. O mušamųjų pasaulis ne dėl to, kad jį kažkas mušė vaikystėje, todėl kad jisai tikrųjų realiai. Tai va, tai... Bet ir mušė. Bet iki tol nuoskaudos yra, dėl to ir knygai. Gali visko būti, kad įsivystė viskas. Per tą mušimą įsivystė iki tokio laipsnio, bet pajutęs, kad kai gauni per sprandą, gali dar užsidirbti šaibų, tai yra, gali užsidirbti pinigų, mušdamas tikrus būgnus, jis nusprendė, kad reikia parašyti pirmąją knygą. Kaip pirmosios knygos sėkmė pasiekė apogėjų, čia nieko bendro su gėjais nėra. Reiškia, jisai nusprendė, kad reikia pradėti rašyti naują knygą. Bet norisi apogėjaus, bet geriau pradėti kažkaip geriau kapstyti. O kadangi aš Gintą pažįstu jau žiauriai daug metų... Ar tiesiog, kad praktiškai kaip nuluptų? Ne, nuluptų aš tas nepažįstu, nes vieną kartą mačiau, kaip tu nusibrozinai ranką, tikrinau, nieko nulupto ten neradau. Bet žinau, kad tam nesisekdavo visą laiką. Aš tau atsimenu, padovanau vieną kartą tokį rinkinuką tikro vyro. Kreditinės kortelės dydžio, toksai ten atsivduvai, mažiukai, visokie tokie daikčiukai iš gryno plieno. Ir Gins pasidėjo per kažkokį renginį susisukinėti. Prisiminė, kad turi tokį daiktą, įsitraukė ir pasidėjo ant krašto ir nusprendė susisukinėti būgnus. Susisukinė ir pavogė iš jo tą patį vakarą. Jis pirmą kartą prisiminė ir iš jo pirmą kartą pavogė. Man tai buvo gaila. Ir man gaila, ir tau dar labai gaila, nes tai tavo dovana buvo. Bet jo. Bet ne apie dovaną šiandien kalba. Šiandien dovana yra tai, kad Gins turi tokį darbą padaręs titanišką. Knyga yra skirta tiems gurmanams, kurie nesusidūrė su melagienomis internete, jiems neskambino iš banko arba tariami bankininkai ir nesiūlė investuoti. Jie niekada nėra buvę Kernavėje vienam iš muziejų tokių keistų, reiškia jų debesų kambaryje ir taip toliau. Ta prasme, ji yra žiauriai įdomi knyga ir man tas, aš užsikabinau, žinai, ir aš nenoriu skeminti. Skeminti tai reiškia, pernelyg reklamuoti, reiškia, bet man yra labai svarbu, kad Gintas pats keliais žodžiais pristatytų, atsakytų į mano kai kurios klausimus ir taip toliau. Aš esu atsivertęs vieną puslapį, kur pasižymėjau keletą frazių, kurias norėsiu paminėti. Tai nebus reklama. Visiškai neužslėpta reklama. Ten iš tikrųjų galėtų būti užslėpta reklama. Skalbimo miltelių, dar kažkokių tai priemonių, buities tokių, kurios yra žiauriai geros. Bet šį kartą ne apie tai. Gintai, tavo knygoje yra daug tokių filosofinių pamąstymų ir taip toliau. Ir kiek joje yra tokių autobiografinių išgyvenimų? Žinai, neišvengsi, kad visiškai tenais, kad jau visiškai, taip sakant, būtų atsieta nuo paties, kad ir kaip norėtum. Tai yra tų dalykų, nes tu labiau arba nuvokta nuo pažįstamų žmonių, kurie tenais tokį žmogų pažinojo, jo toks elgesys yra, jisai tokia kalbos maniera, kito dar kitoks ir pats gyvenimus turi taip iš tokių reikalų, tokių kažkokių tikrų pergyvenimų ir nenori juos įpinti tenais. Tai kiek procentais, tai procentais nėra šansų paminėti, bet man atrodo, koks 15% drąsiai. Gerai, čia. Gal 16? Kaip įsisuko jisai gudriai čia, gerai. Ne, kadangi skaičiau įdėmiai, aš mėgstu visada įsidėmėti, kodėl tu paėmė, kad taksistas yra Remis. Aš esu Remigijus. Jis yra Remigijus. Aš galvoju, vis tiek jisai mane nori pakišti. Bet Remi, tu sutiko, tai visiškai nėra neįmanoma. Daugiausiai yra tai, kad aš turėjau reikalų su taksistais. Turėjau tokį šou prieš 20 metų, kurį darėm su bičiuliu ir vežiodavom už dyką žmonės su taksistais.
Tai turiu vieną tokią istoriją, bet gal paskui pajuokinsiu jūs su ta istorija. Gintas gal kitai knygai panaudos tą dalyką. Tai vis tiek, jeigu tu pajutai kažkokį ryšį su tuo personažu, tai ar tiesa, kad tu esi važiavęs su taksu? Aš visiems galiu pasakyti, tame tarp ir kameroms. Taip, esu važiavęs su taksu ir ne kartą, ir ne du. Ir esu budėjęs naktimis kartu su taksistais automobilyje, su kamera ir laukęs keleivių, kurie iškvies ir mes juos nemokamai vežiosim po miestą. O čia tokia akcija buvo, ne? Nu, mes darėm tokį pirmą kartą ir po to šitas šou Respublikoje pasirodė po 10 metų. Fantazijos trūksta žmonėms, žinai, sostinėje, tai nieko nepadarysi čia. Mes kaime pradedam, o paskui Vilnius darom. Nu, bet nesvarbu. Aš dabar pats Vilniuje gyvenu ir ką darysim? Nepabėgsi. Nieko nepadarysi. Nieko nepabėgsi. Perti visiškai tą Baltarusiją, viską. Nuvažiuoti, apsipirkti cigarečių, nebereik, nes paskambinai, atsiųskit balionais. Siunčiu, sunkiai sekasi, siunčiu. Bet reikia vėjėje sulaukti tinkamą. Jo, nes gali kitą pusę nunešti. Dabar visai negerai jiems, man atrodo, viskas gal neša. Ką besiūstų? Gali pridėti vinių, mes galim vinių jiems. O tualetinio popieriaus panaudota. Nu va. Panaudota. O ką daryti? Ką daryti? Kaip atsakyti durniams? Tai, žodžiu, taip. Dabar taip, personažai. Man patiko Juozas, iškart, žinau, ta prasme. Man patiko, žinai, kas tavo knygoje, kad tu visgi ir pirmoje knygoje pasijuto tas man. Tu vizualizuoji. Tu nedaug žodžiauji, bet kai skaitai tavo tekstą, iš karto galvoji, tu matai vaizdą. Ir ar tu čia tiesiog tą manierą tokią rinkaisi sąmoningai, ar čia kažkaip atėjo tau, kad tu galvoji iš karto, Sams čia gal pagalvos, pastatys filmą. Žinai ką, aš galiu pasakyti, kad ta maniera rašymo, jinai tokia, kokia vienintelė ir yra, kitokiosios nėra. Aha. Nes visa mano ta rašymo praktika yra ta pirmoji knyga, kuria buvo iššokta nuo Facebooko postukų. Ir va dabar antra knyga, o čia tai ypatingai. Suprantate, pirmoji knygoje tai buvo aprašymas to, kas buvo. Aha. Iš tikrųjų, ten tų albumų aprašymas ir tų istorijų, tiesiog atgaminiai iš atminties ten kapstai, sudėlioji, taip pas jau stengiasi, kad tai būtų, kad taip lengvai skaitytųsi ir kad tai prie to pačio, kad tai vizualu būtų, kad, jeigu ne vizualu, tai neįtaigu, man taip atrodo. Tu teisus, taip. Iš tikrųjų. Jo, ir kažkaip ir stengiuosi iš tikrųjų, kad tai būtų... Tos atsiranda tos gražiosios detalės knygoje, kur tu galėtum palikti savo fantazijos ir nerašyti, kaip atrodo žmogus, arba ten kokį jis vyną perka, kad atsigerti ant tos, ar ten į kokią parduotuvę eina. Galėjai, aišku, prašyti kokį prekybos centro pavadinimą. Nežinau, kodėl tu ten neparašei. Man visai būtų gerai sužaidė koks. Tipo, rekyboj ko, arba aibė, arba kokią norfikę. Ir iš karto skambinė, girdint, reikia parem knygos išleisti. Tai va, bet vizualumas tavo yra tos knygos toksai kaip ir arkliukas. Tu kartais skaitydamas ją aš pajutau, žinai, tokį gerą šokinėjimą tokį. Nuo vieno personažo prie kito tos dalis. Ar tu sąmoningai darai, kad tas šokinėjai nuo vieno personažo prie kito, kartkartėmis juos suvesdamas? Mano tokia idėja buvo, kad personažai pagrindiniai yra 3, bent jau yra, ir kad tas šokinėjimas, man atrodo, kad jis privalu, kad būtų, nes negali vienu užsisėsti. Ir suvedimas jų lygiai taip pat, ir kad tai gautųsi taip natūraliai, tai žinai kažkaip ir tas planų paišymas, ir kad ten, žinai, rodiklytės susieina, ten, žinai, ant popieriaus dėlioji, kad va čia dabar ta tema eina, paskui dar susiveda. Tai visi namų darbai, be jų neišvengsi. Jeigu dabar mes ateitumėm pas tave į namus, į tavo darbo kambarį, o tavo darbo kambarys yra virtuvė, neišdaviau gal, sakiau tiesą, pas jį būdavo, aš skambinau ir girdžiu kanarėlės, kanarkę. Sakau,
sėdi darbo kambarį, jo. Tai va taip būdavo visą. Ne, virtuvė iš tikrųjų nuostabi vieta. Man, pavyzdžiui, tenais pirmųjų albumų, darbas prie pirmųjų albumų man pats geriausias, tai buvo būtent virtuvė. Ten ant stalo, ten, žinai, tie duona, tenais pomidorai sudėti, kompas padėtas, klaviaturytė ir tenais ir darai tą suvedimą visą, miksavimą visą. Ir tai kažką tą jaukumą suteikia toks, žinai, tas betarpiškumas. Jeigu nueini tą sterilę patalpą, kur skirta grinai tokiam, taip vadinamai kūrybai, tai jinai taip vadinama kūryba ir lieka. Žinai, tu už tai, kad rašymo zona turi būti tokia būtinė tokia, ne? Taip, žinai, jo, kad įsivažiuoji, bet kaip įsivažiuoji, kai pagauni šišą, kai paskui nebegali sustoti, tada visiškai dzin. Gali va tiesiog autobusai irgi kilo mintis, tu štai žiūri, jau stotelę, jau pravažiuoji, tiek to grįšiu, nes mintis yra atėjusi, žinai. Ir fiksuoji. Bet svarbu tą šišą pagauti. Jeigu šišą pagauni, tai gerai, viskas eina tada. Bet gali ir blynus kepti. Su vieną ranką mėtą, tik blynus, o visi su kitas spaudinė. Bet kad iššokti į tą, kad jau viskas prasimušti, tai ten po porą mėnesių, tai prasikančinė. Gerai, tu paminėjai 3 personažus, kurie tau pagrindiniai. Aš dabar bandau susekti viską, kadangi aš skaičiau romaną. Pasilikau kai kurias vietas neskaičiau, išmečiau po kelias puslapius. Ar galėčiau pagauti kampą? Nes taip yra labai įdomu kartais dėlioti visus dalykus. Alma taip. Jo. Juozas? Jo. Taip. Ir Remis. Remis. Tu atspėjai. Tu taip ir galvoji? Dar vienas klausimas yra mirtinas, kadangi iš senų laikų. Bet Mečislovas. Mečislovas. Jo. Kiek tu pasiėmei to Mečislovo, kurį mes abudu žinom? Kiek tu jo pasiėmei? Daug? Papasakok truputėlį apie Mečislovą, kurį tu pažinojai gyvą tokį personažą. Mečislovas, gal jūs pažinojot, seniau jisai gyveno Lietuvoje, jisai... Lenkas. Mečislovas Litvinskis. Litvinskis. Ir jisai kažkada buvo labai populiarus Lenkijoje, jisai buvo jau pasidarė žvaigždė ir tada išvažiavo į New Yorką ir tenais, ar tai kiek, tai 10 metų pragyveno. Ir paskutinius kelis metus irgi buvo, jau tapęs tokių rimtų kompozitorių, koncertavo tenais su Glasu, su tais visais, su visom pagrindiniam žvaigždėm. Aukštam lygiai buvo. Ir tada jisai nusprendė kažkaip tai pakeisti tą savo aplinką ir susipažino su Kauno šokių ansamblio Aura vadovė, Birutė. Ir jie susėjo, ir čia pragyveno, man atrodo, irgi vos ne 10 metų, ar tiek mažiau galbūt. Kažkas. Ir va tas laikotarpis, kaip jis čia Lietuvoje gyveno, su juo labai daug bendravom, ir tas žmogus labai... Ir koks buvo sukurtas kūrinys, kur jisai statė tą miuziklą, ką statė? Tai buvo... Varno šokis? Ne? Varno šokis ne. Ne jisai. Kažkas statė jisai. Jo. Tai kartu su juo mes buvom padarę muziką, man atrodo, Auro šokio ansambliui. Nesimenu dabar to pavadinimo. Paskiau čia Vilniuje buvo jo muziklas. Buvo. Tai va, toj knygoje yra tokie 3 kertiniai. 4 tas Mečislovas ir dar yra kai kurie pagalbiniai personažai, kurie veikia. Ir atrodytų lyg ir nedaug tų personažų, knygos, kurie sukuria tą visą turinį, tą visą veiksmą, kurį galėčiau apibūdinti knygos pavadinimu, Ką ir ba. Ir man tas Ką ir ba, aš vieną pasižymėjau tokią pastraipą, kurią paskaitysiu. Ką yra jūsų gyvybinė energija, kuri jūs sieja su pačia gyvenimo esme? Ba yra jūsų unikalus individualumas. Vidinis paukštis, kuris naktį išskrenda į kitus pasaulius ir grįžta jums sapnuojant. Ib yra jūsų širdis, tikroji tiesa apie jūs, kurios negalite apgauti. Tų, Ką ir ba ir taip toliau jų yra 9 ar 10. Supranti, kaip aš užsikabliavau iš viso ant tos knygos, būtent iš to, kad tam bekraščiam internete man į akiratį papuolė būtent tų
tai buvo septynių senovės Egipto sielų aspektų aprašymai. Aš nežinau, ant kiek autentiškai yra iš tų hieroglifų išversta į tą mūsų kalbą, ant kiek autentiškai tai yra padaryta, bet tie aprašymai yra fantastiški, jie labai gražūs. Jie patys iš savęs yra žiauriai poetiški ir tų tekstų yra pakankamai daug. Pagal vienas versijas yra ar tai 7 tie aspektai, pagal kitas versijas 9 aspektai. Tai aš pasirinkau tos 9 ir mano pirminis sumanymas buvo iš viso, kad toks leidinys būtų. Tų sielos aprašymų šiek tiek išplėstinis aprašymas su vaizdais, su dailininkais, jau buvau pradėjęs kalbėti, kad tai būtų albumas, nes tie apibūdinimo aprašymai, jie patys savaime jau praktiškai reikalauja meninio interpretavimo. Ir tai man atrodo, būtų buvę kietai, bet atsitiko tokia bėda, kad aš pradėjau plėtoti tos aprašymus. Plėtoti, žinai, kad tai būtų, kad teksto tai daugiau būtų, plėtojau ir tai gavosi praktiškai tiek pat teksto, tiek visoj knygų, būtent šitų sielos aprašymų. Aš paskiau, kaip tą darbą padariau, atidėjau, galvojau, reikia palikti porą savaičių, paskui perskaityti, tada redaguoti. Ir po porą savaičių aš pradėjau skaityti ir, žinot, kaip būna, kai pradedi skaityti kažką tokio labai dvasingo, saldaus dvasingo, tai pradedi pykinti praktiškai nuo to saldumo. Ir aš žiūriu, blemba, Gintai, kur tu čia esi? Čia tu, ta prasme, tai ant tiek saldu ir ant tiek dvasinga, kad, gražu, gerai, bet nieko bendro su manim neturi. Ir aš tada ką padariau? Padariau, gal blogą, gal gerą darbą, aš sunaikinau visą tekstą. Ir nusprendžiau, kad tai turėtų būti 9 sielos aspektų nuotykinis, mistinis romanas. Va čia ir skemas prasideda ir tai yra tiesa, norėjau pasakyti. Čia yra ta vieta, kurioje mes turinio pasistengsim nepasakoti, nes tie veikiantys personažai visoje knygoje plėtoja tą temą per legendinį Mečislovą. Bet supranti, Vairis yra toksai, kadangi aš atsimenu jį, kaip jis atrodo. Ir man taip, aš sėdžiu. Gerai, aš taksistas tiek to, žinai. Suvaidinčiau kaip nors šitą, bet Mečislovas ir taip toliau. Juozas, dar ten įsivaizdavau kažką. Ir iš karto, ir man iš karto filmą eina. Sukasi filmą tą, žinai, tik niekur neradau tavęs. Ne? Aš fone. Fone, ne? Gerai, tu tarsi, tu esi ta duobė, kuri, tas šviesulys, kuris vaidenasi Remijų. Jis kažkur visur yra. Tai Gintas sugebėjo labai gražiai tą turinį taip pateikti įdomią formą, kur realiai dažniausiai būna, jeigu tai būna kažkokie mistiniai romanai ir dar kas nors, būna apipinta ir tu realiai įkrenti į tą upę, važiuoji, gilinėsi ir taip toliau, ir tu atsirandi tokiam, kaip čia tie nuotykiniai filmai, tie fantastiniai, kur skraido ant šluotų ir panašiai. Fantasy? Ką? Fantasy ar maginis realizmas? realizmas? Tipo. Tai va, tas fantasy, jisai atnuspėjamas yra. Vis tiek ten bus visą laiką eisais. Ir finale, nemačiau fantasy, kad baigtųsi blogai. Jeigu baigėsi blogai, tai yra siaubo filmas. Ir dar britiškas. Reiškia, tai čia šitoj vietoj tu duodi kažkokių tipsų, bet tu duodi vystytis tiems dalykams. Ir man tas patiko, žinai, aš nepasakosiu pabaigos knygos ir taip toliau, nes reikalas yra tame, kad autorius yra gudrus, jisai net man neišdavė pabaigos, neleido skaityti, užtušavo visą galą. Jis kiekvieną knygą, kai parduosiu, jums iš karto pasirinksit puslapį, kurių užtušuoja. Kiekvieną knygą, kiekvienas autorius baigėsi skirtingai. Jo. Čia nenaujas dalykas būtų, nes mes einame link to, nes ne per seniausiai, čia prieš kelis metus šitas
vienas toksai serialas labai rimtas, kurį režisuoja labai rimti scenaristai ir taip toliau, jisai būtent tuo principu 5 sezone buvo panaudota taktika, kai tu galėjai pasirinkti pabaigas skirtingas. Ai, šitaip netgi. Labai įdomus variantas. Bet jau techniškai yra reikalai tokie. Nu, ta prasme, tu pasirinkdavai ten tą pabaigą tokią, bet viena versija, antra versija, trečia versija. Ir man tas labai įdomu, nors režisūriškai žiūrint, rašant scenarijų ir panašiai, tu gali iš vieno žmogaus taško žiūrėti ir aprašyti istoriją, iš kito žmogaus taško aprašyti, iš trečio ir turėti bendrą rezultatą kažkokį tai. Tai čia irgi pas tavai yra visas šitas reikalas, surištas. Jisai galėtų skirtingai baigtis. Ir iš tikrųjų, man pačiam rašant, netgi buvo, žinai, jau nori natūraliai eina, lygtais norėtųsi, kad į tą pusę taip eitų pabaiga, bet žiūri, kad tai bus tada kaip Holivude, kad priklauso. Galbūt ne filme, kaip priklauso, bet to nesinorėjo. Dar, kas mane labai sužavėjo, tu panaudojai tuos, reiškia, gamtos stebuklus, kurie yra tau pažįstami gerai ir Gintas rašo apie rėkybą, kur tu kultūros rūmuose turėjai savo repeticijų kambarį. Aš žinau tave kaip tokį žingeidų labai žmogų ir tu tikrai pasidomėjai, kokia istorija to pastato yra ir taip toliau. Ir tai yra, paskui yra Salduvės piliakalnis, kuris vėl turi savo istoriją ir tu ten labai gražiai aprašai, kad pakučia molis, ten akmenys, dar kažkas tai. Ir tie dalykai, tie tokie simboliai, to krašto, iš kur tu esi ir taip toliau, jie pagražina tą istoriją, vėl nukelia ir, pavyzdžiui, mane iš karto nukelia. Kas nežino, gal iš karto ieškotų, kas tai rėkyba. Ai, čia toks didelis ežeras, kur gali plaukiat, ten, žinai, viskas, durpynai aplinkui, ten gali paskęsti tose durpynuose ar dar kažką. Nu, žodžiu. Čia gali pasakyti, kas tai rėkyba. Ten, reiškia, viena iš pagrindinių personažių darbuojasi rėkybo. Rėkyba yra Šiaulių miesto priemiestis. Ir ta... Sodai, biblioteka, kurioje dirba. Bet prie ko čia ir tokia praeitim, nes tenais kažkada buvo dvaras, ten kažkada lankydavosi Valančius, ten biblioteka buvo labai... Kodėl jis ten gerdavo tą vyną, aš nežinau. Tai iš esmės ta detalizacija tokia priveda prie to, kad kai tu pradedi skaityti knygą, tu pradedi domėtis, tau yra įdomu iš tikrųjų, ar egzistuoja tokie dalykai ar ne, ar čia visiškai fantasy, ar čia yra gyvenimas. Nu, atsiprašau, Mečislovas, o tik ne Litvinskis tik tais, ir Remigijus, a tik ne Ruokis, taksistas, žinai, atsiprašau. Tai va, o Alma tai nežinau. Almų labai daug pažinojau, sunku pasakyti, nu, nežinau, gal kas nors Šiauliuose žinojot Almą kokią nors? Žinojau. Žinojai? Bet jos nebėra jau. Yra viena, Alma Dankienė irgi nebėra. Taip, iš Šiaulių taip pat nebėra. Taip, iš Šiaulių. Tai va, tai aš galbūt tiek žaismingai norėjau papasakoti apie Ginto knygą, kurią tikrai verta perskaityti. Tai nėra romanas, kurį reikia skaityti savaitę. Man patinka, kad greitai skaitosi. Ir jeigu netgi naudoju internetą ir pradėjai ieškoti, reiškia, pavadinimų kažkokių miestų, tu greitai surandi, kas tai yra per dalykas ir per Google Mapsus gali nusikelti Ginto pasaulį. Rėkybos bibliotekoje atsiranda iš karto natūraliai, dar kažkur tai, nu taip pat. Tai čia mano toks kvietimas pasidomėti tais dalykais, apie ką rašo Gintas, įlysti į tą pasaulį, kurį jis bando pristatyti mums. Ir man patiko, kad tu pasirinkai visiškai netradicinį variantą, tai yra, reiškia, aspektus kažkokius, tai tam tikros religijos senovės ir taip toliau, kuri mums kiek yra ir tolima, kažkas, aišku, netoli valdovų rūmų yra kažkokių sarkofagų parvežę, tai po tavo knygos gali visko bus atkreipęs. Atsiras ir daugiau. Atsiras ir daugiau. Tai, žodžiu, labai trumpai, aiškiai aprašyti visi dalykai ir aš galvoju, kad tiems, kurie šiek tiek domisi
šiokia tokia mistika, taip toliau ieško kažkokių keistų dalykų, kurie yra savotiškai nauji mūsų literatūroje, bet nebūtinai visiškai nauji. Tai galite tikrai paskaityti Ginto knygą o kas neskaitėte pirmosios knygos arba dar kai kurių dalykų, tai tikrai kviečiu susipažinti. Aš tai stengiausi iš tikrųjų tęsti savo tą temą, kurią pradėjau su tuo muzikiniu albumu Schrödingerio katė. Kur yra tas neapibrėžtumo, tas principas yra labai iškeltas, kur aš parodysiu, kaip atrodo tas... Jo, būtų gerai, kad parodyt, nes aš ten buvau įlindęs jo labirintą, įsitraukiau tą šiokį, miauksėt pradėjo, tai turėjau. Toks muzikinis albumas, kur galima pasiklausyti nuskanavus tą ženkliuką. Ir esmė tokia yra, kad kas yra muzika? Ar muzika yra vinilas, ar muzika kompaktas, ar muzika yra tai, kas nepriklauso nuo tos fizinės laikmenos. Tai, kuom susiję su Schrödingerio katė, žinot turbūt tą mintinį tą eksperimentą, kur Schrödingeris yra pasiūlęs. Tai jeigu ne, tai aš keliais žodžiais nupasakosiu. Reiškia, tasai vienas iš kvantinės fizikos tėvų, jisai pasiūlė tokį eksperimentą mintise. Reiškia, yra dėžė, tuo dėžėje yra katė. Ir viduje, ant tos dėžė uždaryta visiškai aklinai ir ant tos dėžės sienelės vidinės yra toks biškė aparačiuks toksai įdėtas ir jisai laikrodinis toksai. Jisai gali suveikti, o gali nesuveikti ir jeigu jisai suveiks, tai išsilies nuodas ir katė tikrai mirs. Bet tas mechanizmas gali ir nesuveikti ir tada katė nemirs, o dėžė aklinai. Ir dabar reikia atsakyti klausimą, ar katė šito dėžėje gyva ar negyva. Kaip ir neaišku, bet ir yra tas superpozicija, taip vadinama, kad katė vienu metu ir gyva, ir negyva. Tai čia lygiai taip pat, muzika, ar čia yra muzika, ar nėra muzikos. Pasiklausus, yra muzika, bet čia dabar patraukiau, ar nėra muzikos. Ir tą neapibrėžtumo principą aš stengiausi palikti arba pagvildenti šito knygui, kurioje yra tokia mintis tikėjimo svarba, nes pavyzdžiui personažai patiria apreiškimą, tam tikrą viziją. Neišdavinėk viską. Jo, ir jiems reikia patikėti, ar čia tikra ta vizija. Jeigu jinai tikra, tai gali būti visiems labai blogai ir jie gali tapti tokiais netgi kažkokiais tai gelbėtojais. Bet jeigu netikra, tai tada tai klėdesys kažkoks tai. Tai žinot, pas su tikėjimu kaip yra. Lygiai taip pat kaip bažnyčia stovi Marija, mergelė, irgi tenais, patėjo vizija atėjo, kad čia gims kažkas, tai Kristus. Jinai turėjo patikėti arba nepatikėti, lygiai taip pat. Man patinka tas neapibrėžtumo principas ir aš norėjau, kad būtų ir kartu ir lengvas skaitalas, ir gilios temos. Ir kad kartu įvesti skaitytoją į tą neapibrėžtumą. Kas čia yra? Ar tai realybė? Kokia realybė? Ar tai, kad aš tikiu tą realybę, jinai tikrai yra? Ar čia tiesiog išsigalvojimas? Čia fikcija? Čia yra fantazija? Aš papildysiu Gintą, kadangi jau jis dar išdavė dalykų, tai kad to knygoje tie personažai yra paprasti, bet jie susidomi tokiais dalykais, kurie yra keistesni, ir jų nepatirti, jie bando nerti šitą dalyką. Nerti atvirai visiškai padedami mūsų pažįstamom Mečislovam, taip sakant. Ir toj vietoj, dar yra verslininkas vienas, Dieve mano, nesugrįžu, kuris organizatorius yra. Tai ir dar ten pagalbinių personažų yra. Ir tas dalykas šiek tiek tokį atveria visiškai naują pasaulį, tokį, kurį norisi pačiupinėti pačiam, nueiti. Nes mes visi žingeidus yra, kurie žmonės, kurie kažką tai visada jie nori pamatyti, pajusti patys ir panašiai. Todėl
nu, mano akimis žiūrint, Jo. Gintas padarė tokį gerą žingsnį, dabar jau tu nebegalėsi sustoti. Ir iš tikrųjų taip, nes jeigu jau pagauni tą taip vadinamą šyšą, kada kažkiek sudraugavus tų žodžių, pajautė kaip sakinio tiekmę, tai man tai pakankamai švieži atradimai ir aš to džiaugiuosi ir aš mėgaujuosi tom. Ir yra tų temų, kurias norėčiau toliau pagvildenti ir tai iš tikrųjų įdomu žiūri. Tai va, Nu tai gal tada tu paimk dabar prieš klausimus, kurie ateis iš žiūrovų, kurie jau perskaitė yra po 15. Gal reikia duoti muzikinę pertraukėlę, pailsėkite. Apačioje veikia aparatas kavos, kaina 1,99, be nuolaidos, su nuolaida 1,98. Bet neduoda.
aš noriu pratęsti, labai trumpai pabaigsiu šitą nuostabų muzikos kūrinį ir dar viena iš būsenų aspektų yra ak. Tai kada K ir B susijungia, gaunasi ak, švytintis prisikėlimo kūnas. Aš giliau nelysiu iš šitos dalykus, tiesiog kiekvienas iš jūsų paskaitysit knygoje ir susipažinsit su tais dalykais. O dabar ateina tas momentas, kada kiekvienas iš jūsų galite užduoti klausimus autoriui, kuris dabar atidirbo normaliai jau. Gal turite kokių esminių klausimų, pavyzdžiui? Turite. Muzikantas, tu esi avangardistas, o kaip rašytojas? Aš taip nustebau. Ar tu turi kokią stilistiką, ar iš vis galvoji apie tai? Mano stilistika tokia, kada rašau taip, kaip noriu. Taip, kaip noriu, kaip man vizionuojasi ir kaip man atrodo, kad tas vidinis stebėtojas, tas tiesos ieškotojas, pasako, va taip reikia. Nežinau, čia toks žanras. Aš gal papildysiu. Čia iš tokios istorijos senos muzikantų. Savo laiku, 70 metais, tai buvo 75, 76, buvo tuo metu madingas dainininkas, jis buvo ir džiazo, ir soul, ir pop muzikos žvaigždė numeris 1 pasaulyje, Al Jarreau, amžinatilsį jau. Ir tuo pat metu, kai jisai buvo mega žvaigždė, šiek tiek jaunesnis, žymiai jaunesnis buvo atlikėjas toksai Bob McFerrinas, kurio daina Don't Worry, Be Happy visi žinote. Tai jisai dainavo tokią manierą, kurios nebuvo niekur. Niekas nedainavo taip. Jis kvėpavimą naudojo kaip perkusiją. Jis dainuodamas kvėpuodavo garsiai, daužydavo į krūtinės ląstą, kad išgautų kad galėtų kalbėti su jumis. Ne? Tai va. Jis darydavo tokius dalykus. Aš jį pažinau labai anksti ir sekiau to muzikantų ir taip toliau. Ir visi didieji mokslininkai, pedagogai, muzikos ir taip toliau, varė ant jo. Ir jisai daro viską neteisingai, kad tai yra ne muzika, kad čia yra blogai ir panašiai. Na, tai buvo tokie savotiškai karai, bet žmonės suprato. Žmonės, kurie ėjo į jo koncertus, jie suprato, ką jis nori transliuoti. Jis buvo absoliuti klausa pas jį, jisai labai gerai ritmiką jautė, jisai jau 79 metais, 80-ais dalyvaudavo labai rimtuose vokalistų konkursuose, festivaliuose ir Baden-Badene, Vokietijoje, 80-ais berods metais. Vocal Summits buvo festivalis, kuriame jisai padėjo visiems geriausiam vokalistams sudainuoti savo kūrinius. Jisai atlikinėjo perkusijos vaidmenį, papildomų instrumentų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šėdau, kad nori. Visi sakė, kad jisai blogas, o jisai iš tikrųjų buvo geras. Ir aš įsivaizduoju, ko gero visi dar pažaisdavo su kvėpavimais. Taip, bet kad tai iškelti į tą lygį, kad jau koncertuoti, bet kažką kaip daryti. Ir kai paskui pradeda analizuoti viską ir paskui žiūri ten tą patį, aš tuose ir jo, ir Al Jarreau koncertuose esu buvęs ir stebėdavau, kaip jie daro tą techniką, naudoja ir panašiai. Tai tas kvėpavimo, žaidimas su kvėpavimu atliekant muziką yra tiesiog būtinas. Ir tavo knygoje beje apie kvėpavimą daug kas yra kalbama. Yra momentai, nes kvėpavimo pratimai duoda labai daug dalykų. Aš, pavyzdžiui, irgi kai kurias technikas žinau ir to sakykime, ir nusiraminimo tokio, ir šiokios tokios meditacijos, tie dalykai kažkiek tai duoda, jeigu tu pradedi jausti kažkokią tai įtampą, to tiesiog reikia pradėti teisingai kvėpuoti. Tai šiaip kvėpuoti nėra blogai. Nėra blogai. Jeigu nekvėpuoji, tai dažniausiai negaišti kiek laiko. Ir visi beje iš mūsų, kurie mėgate, tam tikrų metų nustojate kvėpuoti. Yra tokie blogi dalykai pas žmogų, kad žmogus gali užmiršti kvėpuoti mėgodamas
Bet jis sapne pagauna, organizmas vas pagauna, kad reikia vis dėlto tą daryti, kad nenumirtų. Ir veikia tas mechanizmas. Bet yra buvę atveju užfiksuotų, kad taip įvykdavo. Tai va, tai todėl, čia mes pernelyg nuėjome į mediciną, čia aš jiem atidaviau temą jau iš karto naujam romanui. Ir jis jau šiandien pradės rašyti. Tai gal dar užduokit klausimą. Kaip sekėsi mokykloje rašinėlius rašyti? Nelabai. Tada antras klausimas, kiek laiko reikėjo rašyti, kokia ta buvo pirminė idėja, kada ir pats procesas kiek truko? Su šita knyga? Su šita. Kaip aš prieš tai pasakojau, kad pirminė idėja buvo išplėtoti va tos aspektus ir paskui man tai gavosi, kad labai perdėtai dvasingas, perdėtai saldus ir toks aprašymas, kuris saldus iki pyčinimo tai buvo. Tai todėl aš jį patraukiau iš šoną, bet žinot ką, bet tai buvo puikiai praktika įsirašymo, įsirašinėjimo to temos pajautimo ir tada jau sunaikinus aną tekstą jau galim buvo šviežiai viską ir jau kitaip bet parašyti. Tai va toks buvo. Pirminis sumanymas buvo vienoks, o antrinis va toks. Va. Šiaip aš jau jį perskaičiu šiandien rytą, pabaigiau. Labai tinka Valančiaus metams. Šie metai yra Valančiaus paskelbti Seimo. Dabar? Taip, tai labai tinka. Ir šiaip aš norėčiau laukti serialų, nes man atrodo, kad ten galima išplėtoti visus tos kūnus. Ir tie personažai man tai labai buvo gyvi, labai realistiški. Ir pati ta mistika, jinai tokia, pasakyčiau, nenuplaukianti, jinai paaiškina, kaip gali būti tas tikėjimas žmogaus. Ir yra ir tokio mokslinio, pasakyčiau, prado. Taip kad, pavyzdžiui, aš esu nemažai knygų perskaičius Lietuvoje panašiom tematikom, tai ji man įsiskiria iš jų ir aš jai linkiu plataus kelio. Apie spin-offus. Spin-offai tai yra tęsiniai knygos per kito personažo akis. Tai Pinočiai? Spin-offai. Tai Ginto knygose gali išvelgti. Pavyzdžiui, to paties Juozo istorija ten ta, kuri užsimenama apie ją, bet ji neplėtojama. Po to Almos visi reikalai. Mečislovą galim toliau grįžti į Lenkiją, Niujorką ir taip toliau. Bet ten yra vietos tam plėtojimui tikrai. Šiaip Vaižgantui, vyskupui taip pat galima. Jo. Ir šiaip tai, vat, kas važiuoja į Šiaulius, tai yra Aleksandrija. Nepamirškite. Bet ten apie Aleksandriją nerašo. Ir yra Kairas, kairiai šalia. Taip, kad ten yra tokių Egipto kažkokių tai užuomazgų. Tai čia ir yra visas triukas, kad Aleksandrija netoli Egipto. Sąlyginai. Ir biblioteka, ir rėkyba. Tai va, tikrai labai lauktume tęsinių. Bet dabar reikės per kažkokius sportininkus, motokrosas. Tai motokrosas vyksta dabar, Aleksandrijai. Tai yra bazė tokia. Ar turite dar kokį klausimą? Tai turbūt labai ačiū, kad susirinkot. Gintas dabar galės pasirašyti jums ant savo knygų. Jeigu norėtumėte įsigyti. Jo. Jis nieko prieš yra. Tikrai nieko prieš. Nors yra mieste, bet mačiau vaikšto su plakatais. Mes prieš Gintą. Bet šiandien galim, kaip sakant, tie, kurie susirinkom, galim pasidžiaugti ir kas tik tais norite, įsigykite Gintauto naujausią knygą. Ir man pačiam tai pakankamai, jeigu, sakau, prieš kokius 3 metus būtų pasakę, kas nors, kad būtų kažkoks toks daiktas, kur parašytas manęs, nebūčiau patikėjęs. Branda? Nu. Branda? Nu, jeigu būčiau pasakęs, kad dirbsi Norfai, būtum sakęs, nu, čia gali būti. Bet knygų nerašysiu, ne, čia aš jau turiu problemų. Gerai, bet, pavyzdžiui, man tai dar toks vienas
Aš kai skaitau tavo tekstus, aš matau ne tik vizualiką, žinai, tą vizualizuoju savo, bet va, čia dabar klausiausi tavo fragmentus muzikos, ne? Ir ten tie balsai, kurie dainuoja pačioje tie chorai ir taip toliau. Viskas čia yra tokie paremti va tais va visais dalykais. Susiję. Ir dzeno šiek tiek, ir to, ir tokia miksas tokio visokio. Nuo latino, ten tolimųjų rytų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir toks jausmas, kad jeigu būtų atsiradęs garso takelis šitai knygai, įdėtas. Tinka beje. Labai tiktų. Jisai būtų čiankt, tu gauni QR kodą, įsigės knygą ir Gintas išsiunčia tau. Pradėk klausyti, kai pradedi skaityti antrą puslapį. Ar ketvirtą, žinai. Skaitai, kai 16 puslapį perskaitai, šitą stabdai, tada nuo 19 skaitai, kur ne. Ir va tokia, vėl mes tau atiduodam visas idėjas. Puikias mintis. Nu, tai va, tai aš paploju. Ačiū už gėles. Ačiū už gėles. Labai ačiū, kad atvykot, kad aplankėt. Ačiū labai.